Išsirinkau 3 filmus, kuriuos vienija viena tema – moters seksualumas. Kreatūra. Tai yra gyvas, ramus, labai žemiškas, saugus filmas. 35 Milos kūnas siunčia fizinius signalus. Niežėjimą ir agresyvų bėrimą, kuris atsiranda iš jos susijaudinimo. Matau, kaip režisierė tyrinėja ryšį tarp užgniaužto troškimo ir kaltės, gėdos jausmo. Ir režisierės žvilgsnis į moters seksualumą, jisai yra visiškai be jokio moralo arba pamokslo, o tiesiog moters seksualumą vaizduoja toks, koks jis yra, natūralus. Gervuogių skonis. Filmas yra apie 48 metų moterį tokiu skambiu vardu Etero, kuri brangina savo laisvę taip aistringai, kaip ir mėgsta pasimėgauti desertais. Bet vieną dieną po lemtingo įvykio jinai atsidūsta, ištaria garsiai savo, kad štai ir baigėsi mano 48 metų nekaltybė ir Etero turi išsirinkti, turi nepamesti to savo laimės kelio. Filmas How to Have Sex. 3 16-metės merginos po mokyklos egzaminų išsiruošė į pirmą savo suaugusiųjų kelionę į populiarų Kretos kurortą, kuriame vyksta vienas ilgas nesibaigiantis vakarėlis. Šioms atostogoms merginos turi tik tai 2 lūkesčius – iš širdies pasilinksminti ir prarasti nekaltybę. Filmas nagrinėja sutikimo kaip būtino santykio elemento reikšmę ir kartu suteikia balsą tiems arba toms, kurie retai būna išgirsti ir išklausomi.